Sveiki, esu Jurgita, dirbu leidykloje Vaga. Mano rankose Elizabeth Gilbert kelionių memuarai Valgyk, melskis ir mylėk. Pastaruoju metu skaitau šią knygą ir mėgaujuosi ją. Pirmiausia, paėmusi šią knygą į rankas, atkreipiau dėmesį į įdomią ir originalią šios knygos struktūrą paremtą rytų filosofiją. 108 pasakojimai atitinka 108 džapamalas, tai yra Indijos maldos rožančio karaliukus. Nepaprastai nuoširdus ir jaudinantis bei juokingi rašytojos prisiminimai. Istorija prasideda tada, kai nuvarginta nevykusios santuokos ir kažkada džiuginusios karjeros, Elizabeth Gilbert nusprendžia leistis į kelionę po pasaulį ir save. Per vienus metus jie apkeliauja 3 šalis. Italijoje studijuoja malonumų meną, Indijoje dvasingumą, o Indonezijoje bando pasiekti pusiausvyrą tarp šių dviejų patirčių. Man šioje knygoje patinka ir tai, kad yra pateikiama labai įdomios informacijos apie 3 aplankytas šalis, meditaciją bei jogą. Šiais memuarais taip pat susidomėjo ir Hollywoodas. Spalio mėnesį Lietuvos kino teatruose turėtų pasirodyti ir filmas pastatytas pagal šią knygą, kuriame pagrindinę vaidmenį atlieka Julia Roberts. Rekomenduoju šią knygą tingiems savaitgaliams ar kai už lango prastas oras.